Labas, aš Laura ir kaip vidinių konfliktų specialistė šiandien atsakysiu į klausimą, kodėl niekas nesikeičia, kai tiek daug stengiuosi. Šioje vietoje reiktų išanalizuoti keletą klausimų. Pirma, ar tikslas, dėl kurio stengiasi, iš tiesų yra tavo tikslas? Nes, vaikyti, kiek žmonės stengiasi dėl tikslų, kurie yra svetimi, visiškai ne to žmogaus, primesti aplinkos, kitų žmonių, na ir tada stebiesi, kad tiek per save lipu, o niekas nesikeičia. Kita vertus, svarbu išanalizuoti klausimą, tai ar tikrai niekas nesikeičia. Čia galima apeliuoti į lūkesčius, nes žmonės turi neretai suformavę įprotį laukti rezultato čia ir dabar. Na pavyzdžiui, pradėjau sveikai maitintis ir tikiuosi, kad nukris kilogramai, tirptė ištirps iš karto ten, per savaitę. Pradėjau mankštintis ir tikiuosi, kad ten raumenys iškart matysis, nejausis, bet matysis kitiems ir savo, irgi galbūt ten per savaitę 2. Kai pradėjau naują hobį ir tikiuosi, jog iš karto man viskas gausis, kuo puikiausiai, jog vos negalėsiu pardavinėti ir už to uždirbti pinigus. Kai pradedu eiti į pasimatymus, tarkim, po pasibaigusių santykių, tikiuosi iškart sutikti tą vienintelę ar tą vienintelę. Na tai reiškia, mūsų įprotis laukti, išlaukti, sulaukti irgi būna kartais problema. Kita vertus, reiktų irgi pamastyti, kas yra tas niekas. Čia reiktų susitelkti į kitą įprotį, kuris dažnai pasireiškia kaip išmokta bejėgystė. Ką tai reiškia? Kai išmokstam patys savo atimti jėgas. Pabandom 1, 2, 3, 4 kartus ir iškart sakom, viską pabandžiau, niekas nepadeda. Bet jeigu tai paimti objektyviai ir įsivertinti, ar tikrai tu pabandėjai viską, absoliučiai viską. Dažniausiai atsakymas būna ne, nes kita vertus net ir neįmanoma. Ir ar tikrai niekas neveikia? Kaip tu pamatuosi tą nieką? Galbūt suveikia tik netokia amplitude, svoriu ar dydžiu, kaip tu tikėjaisi. Tai nėra tas pats, kaip niekas neveikia. Tai čia svarbu atkreipti dėmesį į 3 dalykus. Pirma, tai ar tikslas, dėl kurio aš taip stengiuosi, iš tiesų yra mano tikslas. Ir ar man verta stengtis dėl to tikslo. Ne visi kitų žmonių tikslai primesti yra blogi, bet ne visada jie yra mūsų ir tinkami mums. Tai čia irgi reiktų tokį įsivertinimą padaryti. Antra, įprotis, kaip išlaukiam santykius su lūkesčiu. Ar iš tikrųjų aš moku išlaukti kaip suaugęs žmogus, o ne kaprizingai kaip mažas vaikas. Ir trečia, koks mano yra santykis su visada, niekada, viskas arba nieko. Ar tikrai aš gebu teisingai įvertinti? Ar pats iš savęs, ar pati iš savęs neatimu jėgų prie pirmos nesėkmės? Nes jei tikrai tas tikslas yra tikslas, dėl kurio tau verta darbuotis, tai tavo pastangos išlaukti rezultatų atneš informacijos. Kaip toliau judėti, ką adaptuoti, ko galbūt atsisakyti, kaip žengti sekantį žingsnį ir iš nieko staiga pamatyti vis kažką, kas leidžia judėti į priekį.